Labą dieną. Šiandien aš jūs pamokysiu, kaip naudotis pivot programa. Gerai, pradėkime. Jeigu norite palenkti koją, imate už taškiuko ir lenkiate. Darote next frame. Vėl tą patį. Vėl tą patį. Vėl tą patį. O dabar atgal. Lenkiam. Vėl tą patį. Vėl tą patį. Vėl tą patį. O dabar pažiūrėkime. O va šičia greitį didinti. Neįdomu. Gerai. Kaip padidinti žmogeliuką? Labai lengva. Va šitos mygtukus dar reikia spausti. Didinti arba mažinti. Na gerai. Uždėkime kokį 300 skaičių. Nu, va. O, koks mažiukas. Nu, tai dabar next frame. Galvą lenkiam. Next frame. Vėl tą patį. Vėl tą patį. Ir vėl tą patį. Nu, dar kartą tą patį. Nu, dar kartelį. Ir vėl. Nu, paskutinį kartą. Ir va. Nu, labai gerai. Ir dabar spaudžiam edit. Ir storinam dalis. Va su šitais dviem mygtukais. Nu, tai išstorinam tą storulį. Ir užteks. File. Save. Save. Parašyti pavadinimą kokį nors. Save. Gerai, šitą dabar reikia išmesti. Ir pridėti. Ką čia man pridėti? Ta, kur padariau. Nu. O kur aš čia dariau? Ai. Nu, ir tik šitas. Nesvarbu. Šitą padedam. Next frame. Palenkiam kur nors tada. Next frame. Vėl palenkiam. Next frame. Vėl. Next frame. Vėl. Next frame. Ir žiūrim dabar. Nu, va toks prikolas išėjo. Tai ką, viso.